Nauji laikai, kaip ir naujos galimybės, dar kartą įrodė, kad Baltic Amadeus pasirinktas programinės įrangos panaudojimo ir kūrimo kelias yra teisingas ir sėkmingas. Vienu iš puikių šio kelio pavyzdžių gali būti 1993 metai, kai Baltic Amadeus pradėjo bendradarbiauti su Progress Software Corporation ir tapo oficialiu atstovu ir platintoju Baltijos regione. Be to, galime pasidžiaugti ir pasveikinti abi įmonės su nuostabiu 20 metų bendradarbiavimo jubiliejumi. 1994 metais bendrovė tik dar tvirčiau įtvirtino savo poziciją programinės įrangos ir IT srityse, tapdama viena iš Infobalt asociacijos steigėjų. Šiandien Lietuvos įmonių asociacija Infobalt jums čia susirinkusiems ir visai Lietuvos visuomeniai pristato pirmąjį savo projektą. Tarptautinę kompiuterių, telekomunikacijų ir raštinės įrangos parodą Infobalt 94. Ir beje, ji iki šiol yra šios asociacijos narė bei aktyvi parodų dalyvė. Yra vienintelis dabar Lietuvoje firmos Microsoft produktų distributorius. Va čia jūs matot ekrane, tai yra Baltic Amadeus tiekėjai. Kaip jūs matot, tų tiekėjų tarpe yra labai garsių firmų. Ir viena iš tų čia kampe yra kaip tik Microsoft. Po parodos prasideda partnerių liūtis. 1994 metų balandį pasirašoma distribucijos sutartis su Informix. Liepą, kai visas pasaulis stebėjo pasaulio futbolo čempionatą, pasirašoma sutartis su Olandijos firma Exact dėl apskaitos ir valdymo sistemos Exact platinimo. Lapkritį su Suomijos įmone Fistech dėl bankinės sistemos. Metus vainikavo gruodžio mėnesį pasirašytas ketinimų protokolas su Švedijos firma CMA Small Systems dėl dalyvavimų bankinės sistemos diegimo projekte valstybinėme komercinėme banke. Bendrovė ne tik sėkmingai platino programinę įrangą, bet ir įgyvendino Lietuvai svarbius projektus, tokius kaip mokyklų modernizavimas. Vyksta kompiuterių paruošimas mokyklom. Lietuviškom. Tai yra, klaviatūra turi turėti galimybės įvesti lietuviškas raidės. Ekranas turi turėti galimybę atvaizduoti tas raidės. Spausdintuvas turi turėti galimybę spausdinti lietuviškas raidės. Tai tas paruošimas čia ir vyksta. 1997 metais buvo sukurtas labai svarbus HP RISC Unix kompiuteriams lietuvių ir latvių kalbų lokalizavimo modulis. HP įsigijo iš Baltic Amadeus šio produkto licenciją. Tai prasidėjo produkcijos eksportas, kuris sėkmingai vykdomas ir vystomas iki šiol.